Tikrai, aš noriu, jūs viską matėt, viską girdėjot. Sakykit, panas Viktorai, kaip jums atrodo, kad kaip jums dar pavyks ilgai atidėti balsavimą dėl neliečiamybės? Nu, galiu pasakyti, aš tą pasiruošęs ant kalbą, visus dokumentus. Net Gentvilas įtrauktas pas mane į kalbą. Bet pagal jūsų nuotaiką, kaip jūs kalbate dabar, atrodo, kad jūs džiaugiatės to, kas dabar ką tik vyko posėdžių salėje. Aš užsiminėjau savo darbais. Ne aš posėdį, ne aš kažką reikalą. Ketvirtadienį tą pačią kalbą sakysit? Taip. Ar gali būti taip, kad vis tik pavyks iki, na, nepavyks to klausimo, bet šitoj Seimo sesijoje išnagrinėti, kaip jums atrodo? Ne, tikrai nėra tikslo man asmeniškai nutemti šitą klausimą. Tolesnį kažkokį. Tai nėra prasmės. Savaitę anksčiau, savaitę vėliau vis tiek bus. Tai kodėl ne šiandien? Plius dar bus pratęsimas sesijos, tai bet kokiu atveju tai negalės būti atitemta į kitą sesiją jokių būdų. Opozicija jūs kaltina šantažavimu, kaip yra iš tikrųjų? Ką? Opozicija jūs kaltina šantažavimu, kaip jūs tai vertinate? Opozicija kaltina. Kad jūs šantažuojat socdemus dėl savo neliečiamybės ir Mes visiškai net nekalbėjom su socdemų šitą klausimą. O sakyt, ką pasakėt prie Vydo Gedvilo šiandien? Ką? Ką pasakėt Vydui Gedvilui prie? Ne, aš pasakiau, kad įsivėlė klaida šitame projekte. Ir kad prokuroras prašė visiškai kitą buvo redakcija. Įsivėlė klaida, aš pasakiau, jūs pataisykit tai, ką prašė prokuroras. Dėl ko tos pertraukos reikalingos? Ką? Dėl ko tų pertraukų reikia darbo partijai? Tai nežinau, galbūt procedūriniai kokie dalykai. Man tai nieko problema. Ką nežino Ką? Jūs frakcijos vadovas. Nu, žinot, ragi ir kitų žmonių, kaip jūs suprantat, ne tik partija balsuoja. O dėl biudžeto kaip balsuosit? Kad jau tikrai palaikysim biudžetą. O kodėl šiandien nepalaikė? Ką? O kodėl šiandien? Nu, aš galvoju, yra pas Seimo narių ir savo pasiūlymų, tai reikia suderinti su koalicijos partneriais. Aš nematau, kad mes tikrai šiandien frakciją aptarinėjom, kad niekas nesiruošia išlaikyti biudžetą. Kad reikia jį pataisyti. Prokurorai kalba, kad rado šiokių tokių sąsajų tarp kredito unijos ir jūsų. Tai gal galėtumėte pakomentuoti, ar buvo tos sąsajos, kokios ir kaip jūs jas vertinate? Na, šiandien, man atrodo, visiems jums sakiau, kad ašgi ir iš karto, kada mane paklausė, neslėpiau jokių kažkokių dalykų. Vikondas viena įmonė iš grupės. Lapkričio mėnesį vidury kažkur gavo kreditą. Ir užstatė kokį 3 kartus didesnį turtą vertė negu pats kreditas. Todėl mes nematom kažkokių. Nu, davai, jums papasakosiu, kokią aš spalvos trusikus nešiau. Na, ką dar? Iki ketvirtadienį. Ką? Iki ketvirtadienį. Visiems.